Kiekvienas moksleivis yra vertas jam pritaikyto mokymo. Tačiau šiandien klasėse susidurime su vis didesniais mokymo iššūkiais. Skaitimo ir rašymo sunkumai, socialinė atskirtis, nuolatinės dėmesio ir susikaupimo problemos. Tradicinių mokymo metodų dažnai neužtenka, o mokytojai ir mokiniai paliekami su problemomis kovoti vieni. Net 80% mokytojų teigia, jog jiems trūksta įtraukaus ugdymo priemonių. Pažvelkime, kad ir į šią klasę. Čia matote Aistę, ji turi disleksiją. Aistei sunkiau sekasi rašyti ir skaityti. Rašant jį dažnai supainioja raides, daro klaidas. Skaitant Aistė pameta eilutes, užstringa ir dėl to jai sunkiai sekasi mokytis. Bet štai Aistė istorijos pamokoje išbandė Braillink edukacinę priemonę. Braillink turi iškeltas raides, kurias Aistė ne tik matė, bet ir jautė pirštų pagalvėlėmis. Šis multisensorinis mokymasis suaktyvino didesnę jos smegenų dalį, padėjo geriau įsiminti informaciją. Pamokos metu jis skirtingai nei anksčiau prisiminė sąvokas ir sugebėjo atlikti užduotis, kurios anksčiau buvo tiesiog per sudėtingos. Nuo šiandien Aistė savimi pasitikė daugiau. Braillink. Susipažinkime su šią edukacinę priemonę artimiau. Tai dviejų moksleivių Damiro ir Eligijaus sukurtas kryžiažodžio žaidimas. Braillink sudaro žaidimo lenta su iškeltu tinkleliu, į kurį įsistato kaladėlė su iškeltomis raidėmis ir brailio raštu. Juodai baltas kontrastas geriausiai pritaikytas silpnaregiams. Braillink pagamintas iš perdirbto plastiko, tad yra ne tik draugiškas gamtai, bet ir pasiruošęs tarnauti ilgai. Braillink supergalia yra jo universalumas, tai kiekvienai amžiaus grupiai, pamokai ir net temai pritaikoma edukacinė priemonė, turinti dešimtis panaudojimo galimybių. Tad kiekvienas mokytojas suras, kaip Braillink patobulins jo klasę. Keliaukime į sekančią pamoką. Tai anglų kalba, kur mokiniai Braillink pagalba atlieka kalbėjimo užduotis grupėse. Dabar mokiniai diskutuoja, kaip sumažinti taršos lygį Baltijos jūroje naudodami kryžiažodį. Žygimanto pasiūlytas sprendimas – biologiškai skaidžios pakuotės, todėl ant lentos jis sudėliojo biodegradable. Tai jam naujas, tik vakar išmoktas žodis, bet jau šiandien mokiniai Braillink pagalba juos vartoja kalbėdami. Tyrimai rodo, kad strateginės ir socialinės edukacinės priemonės tokios kaip Braillink aktyvina smegenų sritis, atsakingas už kognityvinius sugebėjimus, problemų sprendimą, komunikaciją ir komandinį darbą. Ir visgi mokykla nėra tik apie pamokas. Net ketvirtadalis mokykloje praleidžiamo laiko yra pertraukos, kurios gali būti mėgstamiausias bendravimo laikas su draugais arba tikra kančia. Čia nuošalyje nuo visų matote Ugnę. Ji turi autizmo spektro sutrikimą. Tokie moksleiviai susiduria su bendravimo sunkumais. Tačiau komandinis stalo žaidimas Braillink gali pertraukos paversti bendrystės laiku visiems. Šis žaidimas tokiems mokiniams kaip Ugnė leidžia pagerinti bendravimo įgūdžius ir emocijų valdymą. Braillink komplekte yra ir taškų skaičiavimo kaladėlės bei akių raiščiai leidžiantis regintiems žaidėjams atrakinti užslėpto lytėjimo pojūčio supergalią. Taigi Braillink nėra tik pamokoje panaudojama priemonė, tai ir puikus laiko praleidimo būdas. Neregiams tradicinis mokymasis taip pat gali būti pilnas iššūkių, tačiau Braillink su brailio raštu ir iškeltomis raidėmis tobulai pritaikytas jų poreikiams, nesukurtas su neregių bendruomenė. Taktilinės mokymosi priemonės ne tik pagerina jų atmintį net 45%, bet ir suteikia galimybę dirbti su pritaikytomis priemonėmis, kas ženkliai didina jų pasitikėjimą savimi. Jau dabar ir jūsų mokykla turi galimybę atrakinti kiekvieno mokinio potencialą su Braillink. Pasinaudokite specialiu riboto laiko pasiūlymu ir Braillink įsigykite net 40% pigiau. Braillink – tavo mokyklos supergalia.